ledo ritulys sportas, kuris jisai vyrui duoda viską. Jisai duoda adrenaliną, jisai greitas, jisai tu žaidi kūnu, jisai kontaktinis. Reikia parodyti visos savo stiprios pusės, reikia nepasiduoti. И вот мы друг за другом, и остаемся. Был здесь, поехал сюда, остался. Был здесь, поехал туда. Все. Хорошо. Вот я стою на свете. Оттуда сзади, поехали. Mūsų komanda viena iš seniausių Lietuvoje, mes esame mėgėjiška komanda, pas mus žaidėjai, mūsų komanda egzistuoja nuo 1999 metų, tai va, jau šiemet bus 13 metų gaunasi. Mes kiekvieni metai dalyvaujam ledo ritulio čempionate. Šiaip taip, rezultatai pas mus vidutiniški, mes per vidurį visada. Šiemet gal nelabai sėkmingai dalyvaujam, kadangi buvo mažai laiko pasiruošti čempionatui, bet dabar prasidėjo antras ratas, aš tikiuosi, kad mes laimėsim likusias varžybas ir vėlgi būsim kažkur per vidurį. Vienas iš mūsų tikslų kaip ledo ritulio vadovų, organizatorių, kad ledo ritulys taptų antras po krepšinio sportas Lietuvoje. Nes iš tikrųjų sportas labai tinka, mes vis tiek šiaurės šalis ir nors ir žiemos pastaruoju metu netokios ir ne tiek daug ledo, bet vis tiek, mes vis tiek arčiau prie šiaurės negu prie pietų.